Sveiki, čia ir vėl Vytautas. Šiandien labai greita pamokėlė apie tai, kaip pažiūrėti arba sužinoti, koks yra failo plėtinys. Failo plėtinys yra failo pavadinimo dalis po taško. Taigi, tarkime, turime tekstinį failą. Jo yra pavadinimas, tarkime, tekstas. Ir po to matome taškas txt. Taigi, taškas txt yra failo plėtinys. Kaip jį sužinoti? Norint sužinoti failo plėtinį, spaudžiame kairį Alt klavišą, atidarytame Windows Explorer lange, taigi paspaudžiu kairį Alt ir matome atsirado naujas meniu. Šiame meniu einame, spaudžiame ant Tools, tada Folder Options, tada einame į View ir čia matome yra meniu Hide Extensions for Known File Types. Ką reiškia, kad visos galūnės žinomų failų bus pakavotos. Dažniausiai šis meniu bus pažymėtas, taigi atžymime, spaudžiame OK ir tada turėtų atsirasti visi failų plėtiniai. Daugiau apie failų plėtinius galite pasiskaityti Wikipedijoje arba nuėjus į Google galite įvesti to failo plėtinį, tarkime, .mp3. Ir matome taip pat Wikipedijoje galime sužinoti, kas yra tas mp3 failas. Štai tiek, labai trumpa pamokėlė, tikiuosi, kad jinai buvo kam nors naudinga ir iki.